Sveiki, mielieji! Artėja didžiosios mūsų metų šventės, Kalėdos ir naujieji metai. Mūsų kanalui gal tai ir nėra labai aktuali tema, bet pagalvojau, kadangi aš tai žinau, kodėlgi ir nepasidalinu su jumis. 10 patarimų, kaip pasipuošti eglutę šventėms. Patarimas numeris 1. Būkit geri, maldauju, prašau, nepuoškite eglutės gruodžio 1 dieną. Papuoškite ją tada, kada jums jos labiausiai reikia, šventės išvakarėse. Taip sukursite nuostabią šventinę nuotaiką. Eglė jau stovi mano namuose, taigi esmė yra, kaipgi ją įtvirtiname. Aš įtvirtinimui naudoju jau daugelį metų paprastą gėlių vazoną, kuris yra be skylės apačioje. Jis pripilamas yra žvyro ir akmenimis sutvirtinamas pats pagrindas eglės, jinai stovi gana stabiliai. Na, jeigu jūs gyvenate 5 aukšte ir jums sunku užsinešti žvyrą į viršų, tai yra alternatyva. Galite įsigyti štai tokį stovą specialų pritaikytą eglutėms, jis čia įsitvirtina. Stovi eglė gana stabiliai, tiesiog ją reikėtų čia šiek tiek padekoruoti, nes tai nėra labai gražu. Ir esmė, tiek vienu, tiek kitu atveju, nepamirškite pripilti vandens. Vanduo eglutės gyvenimą prailgina 2 savaitėm. Tai reiškia, iki 3 karalių jūs tikrai turėsite ją su visais spygliais. Atėjo laikas puošti mūsų eglutę. 3 patarimas – neprimarginkit. Mes labai esame įpratę nuo vaikystės turėti įvairių žaisliukų, bet būtų labai gražu, jeigu jūs pasirinktumėte vieną spalvą ir ją papuoštumėte visą eglutę. Norėdami, kad mūsų eglė atrodytų stilingai, renkamės vieną spalvą. Tai yra klasikinė, geriausia, gelsva, ta tokia šilta spalva, kuri labai gražiai dera prie mūsų žalios eglutės. Va štai šita spalva. Jau vien tai, kad tai yra 4 spalvos skirtingos, mėlyna, žalia, raudona, geltona, nepatariu tikrai, netgi griežtai reikalauju, kad išmestumėte tokias girliandas. Aš pasirinkau raudoną spalvą, man labai patinka, kad burbulai yra labai panašiai, visi faktūra skiriasi, bet spalva išlaikyta vienoda. Va šitokio nesirenkam, jį dedam į šoną, jis visai mums netinka. Mes čia turime dar raudoną girliandą. Jeigu mums pritruks baltų lempučių, mes ją panaudosime, dėl to, kad jos labai gražiai dera prie mūsų pasirinktos raudonos spalvos burbulų. Patarimas numeris 4. Pirmiausia, eglutę puošiame girliandą. Kabinant girliandą, burbulas gali trukdyti dėl to, kad norim galbūt papuošti arčiau ar toliau ir tada jis tiesiog kliudo ir mums labai nepatogu yra. Paskui girliandą koreguojant labai lengva numesti žaisliuką ir jį sudaužyti. Ai. Patarimas numeris 5. Puošdami eglutę naudokite jau degančią girliandą. Tai reiškia, kad jūs labai sutaupysite laiko, nes jeigu papuošite nedegančiomis lemputėmis, paskui reikės daug laiko koregavimui, o taip matote iš karto vaizdą. Matot, kaip atrodo nedeganti girlianda? O va taip atrodo, kai vyniojame degančią girliandą. Žymiai lengviau, ne? Dabar vyniojame raudonąją girliandą. Ir labai svarbus mūsų 6 patarimas – nepuoškite eglutės girliandą visiškai prie kamieno, nes apšvies tą negražią jos dalį. Jinai žymiai turės didesnę apimtį, kada jūs puošite kokie 5-10 cm prie šakelių galo. Patarimas numeris 7. Rekomenduojame kabinti žaisliukus didelius apačioje, o mažesnius viršuje. Dėl to, kad eglutės šakos yra tvirtesnės apačioj, o labai mažutės viršuj. Ir jeigu mes čia pakabinsim didelius žaisliukus, kažkaip neproporcingai atrodys visą tai. Eglės viršūnė standartiškai žmonės puošia kažkokiu tokiu žaisliuku, galima improvizuoti,
galima dėti žvaigždę, bet jeigu jūs neturite papuošimo viršūniai, galite tiesiog pakelti girliandą ir papuošti ją paprastomis lemputėmis. Tai irgi atrodys stilingai ir gražu. Patarimas numeris 8. Jeigu mes eglutę laikysime centre kambario, tai jinai turėtų iš visų pusių atrodyti maždaug panašiai ir tada žaisliukus kabiname vientisai iš visų pusių. O jeigu eglę stumsime į kampą, tada galime didesnę dalį žaisliukų pakabinti priekinėje jos pusėje, taip jie atrodys puošniau. Užpildome visas laisvas vietas. Puošdami savo namus pasistengkite išlaikyti vientisą stilių. Šiais metais aš pasigaminau štai tokį adventinį vainiką, kuris irgi yra papuoštas raudona spalva, kas gana gražiai dera prie mano kalėdinės eglutės. Taigi, patarimas numeris 9 – išlaikykite vientisą stilių. Patarimas numeris 10 – paklausykit, ką kalėdų naktį šnekės jūsų gyvūnėliai. Miau. Arba tokie gyvūnėliai. Va tokie stebuklingi. Atsiduso. Sako, kalėdų naktį tylę, gyvūnėliai šneka. Tark žodelį. Ne. Tik vakar gimiau, negaliu dar nieko pasakyti. Pašnekėk. Miau, miau. Murmur. Deilai. Jis miega. Nemiegau.